Labadiena, mano vardas Tomas Lognačius ir šiandien kalbėsim apie teatro stilius. Kaip ir minėjau pirmoje mūsų laidoje, kalbėsime apie naujus teatro stilius. Šiandien norėčiau pakalbėti apie empirinį teatrą. Empirinio teatro išskirtinumas yra tai, kad nėra jokio teksto, nėra jokios išankstinės kažkokios vienos arba kitos minties. Tiesiog aktoriai ir režisierius išeina į stebėjimo aikštelę, tai gali būti kavinė, tai gali būti darbo vieta, bet kuri vieta, kur galima tiesiog stebėti žmonių elgesį. Ir empiriškai fiksuoja tą elgesį. Tiesiog fiksuoja, kiek kartų nuėjo, kur nuėjo, ką padarė, ką veikia. Tiesiog aprašomas visi žmogaus judesiai, elgesys, padėtis, kokios jisai užima. Antrajame etape bandoma paaiškinti, kodėl žmogus vienaip arba kitaip elgiasi. Galima prieiti prie tų žmonių ir paimti interviu, galima su jais pravesti pokalbį, galima surinkti papildomą informaciją iš kažkokių tarpusavio kontaktų, nuomonių ir dar kažką. Tokiu būdu yra formuojamas spektaklio veiksmas ir tekstas. Kada yra surinkama daug empirinės medžiagos, jinai pradedama analizuoti iš įvairiausių teorijų pagrindų, pavyzdžiui, sociologijos, psichologijos, fiziologijos, psichofiziologijos ir bandoma paaiškinti, kodėl žmogus elgiasi vienaip arba kitaip. Svarbiausia yra empiriniam teatre ieškoti mokslinio teksto, mokslinio paaiškinimo kodėl žmonės elgiasi vienokiu arba kitokiu būdu. Visa ta medžiaga empirinė ir teorinė, jinai tampa teatro spektaklio tekstu. Aktoriai atgamina stebėtą eksperimentą, atgamina tai, kas vyko ir vaidinimo metu yra pateikiami paaiškinimai, kodėl tai yra. Dabar spektaklį gali vaidinti aktoriai ir gali būti ekspertai, kurie gali paaiškinti, kodėl vienaip arba kitaip vyksta šitas arba kitas veiksmas. Kuo tai būtų išskirtinis teatro stilius, jisai būtų labiau moksliškas, jis būtų labiau empiriškas, jis labiau turėtų realesnė, galbūt tokia pasaulio suvokimo prasme. Nes teatras jisai iš vienos pusės turi sukelti jausmus, bet iš kitos pusės turi paaiškinti, ką žmonės jaučia, kodėl žmonės jaučia. Ir tai parodyti estetiškai, tai parodyti tam tikroje estetinėje aplinkoje. Nebūtinai tai turi būti scena, tai gali būti aikštė, tai gali būti bet kuri vieta, kur galėtų vykti spektaklis. Aš manau, kad jeigu jūs pabandysit tokioje stilistikoje pastatyti spektaklį, jūs patirsite tokį vadinamą stebėjimo džiaugsmą, kada jūs skiriate pakankamai daug laiko stebėjimui ir analizai to, kas galbūt yra kasdienybė, į ką mes nekreipiam dėmesio. Todėl tikrai rekomenduočiau pabandyti pastatyti vieną tokį spektaklį, prieš tai sukaupę didelį kiekį empirinės medžiagos, po to ieškodami paaiškinimo teorinio vieno arba kito ir antrajame etape, tiesiog trečiajame etape apjungiant visas tas pusės ir sukuriant išskirtinį, unikalų kūrinį. Sėkmės jums kūryboje, iki sekančio susitikimo.